Undenio keliu nuo Lūšių lig Kuršių marių. Aukštaitijos nacionalinėme parke gausu ežerų ir miškų, bet dirbamos žemės čia nedaug. Norint išgyventi ir išmaitinti gausias šeimas, reikėjo prasimanyti verslų ir amatų. Čia žmonės maitino ir ežerai, ir miškai. Vienas pagrindinių šių kraštų verslų, žinomas nuo 15 amžiaus, sielininkystė. Senovinis, šiandien beveik išnykęs amatas, medienos į sielių surištų rąstų plukdymas upėmis. Aukštaitijos nacionaliniame parke net 127 ežerai. Daugelis jų jungiasi protakomis ir upeliukais. Įlipę į valtį Uteno ežere, iš jos išlipti galėtumėte net Kuršių mariose. Šiais vandens keliais buvo plukdomi ir sieliai. Aukštaitijos nacionalinėme parke buvo 2 pagrindiniai sielių plukdymo keliai. Pirmasis, ilgiausias, prasidėjo Uteno ežere. Iš jo sielius plukdydavo upę į Utenykščio ežerą. Iš Utenykščio ežero Bukos upę iki Baluošo, toliau Balošykščio, Sravinaičio ežerais pro Ginučius, Almajos upę iki Asėko ežero, Asalnų, Lūšių ežerais. Iš Lūšių ežero sielius plukdydavo Žeimenio ežero iki Žeimenos upės. Ties Kaltanėnais sielius perimdavo upiniai sielininkai. Jie sielius toliau plukdydavo Žeimenos ir Neries upėmis iki Vilniaus ar dar toliau. Antrasis sielių kelias gerokai trumpesnis. Jis prasidėjo prie Dringio ežero. Čia iš šalia ežero atgabentų medžių būdavo pinami sieliai. Iš Dringio ežero sielius plukdydavo Dumblio upę į Dringykštį, iš jo Meiros upę iki Asalnų ežero. Likęs kelio galas Lūšių ežeras, Šakarva, Žeimenys, Žeimena, Neris. Per visą žiemą medieną veždavo prie ežerų ir kraudavo iš tabelius. Ne kiekvienas paežerys tiko sieliams pinti. Tik smėlėtame ežero dugne būdavo sukalamas daržas, atitveriamas reikalingas ežero plotas. Į jį iš didžiulių krūvų būdavo ridenami rąstai, o vandenyje rūšiuojami pagal ilgį, plotį ir kokybę. Rąstus rišdavo į lovas. Lovos sielėje būdavo rikiuojamos viena po kitos. Jų sielėje būdavo iki 10. Sielėje priekinę lovą vadindavo gaktu, o paskutinę zadu. Pakrantė, kurioje būdavo pinami sieliai, vadinta pinykla. Šiame krašte sielių plukdymas gerokai skyrėsi nuo plukdymo Nemunų arba Dauguva. Minėtose upėse sielius neždavo srovė, tuo tarpu ežeruose vienintelis pagalbininkas būdavo vėjas. Jeigu pūsdavo šiaurės vėjas, jis varydavo sielį reikiamą kryptimi. Tokiu atveju sielininkai kartais net užmigdavo ant sielio, o rytą prabusdavo jau kitame ežero gale. Deja, ne visuomet vėjas būdavo palankus. Pietų vėjas sielius stumdavo atgal, vakarų ar rytų į šalį. O kai vėjas visai nepūsdavo, sielis plūduriuodavo vietoje. Tuomet sielininkai ištemdavo iki 0,5 kilometro ilgio vielą. Vieną jos galą pririšdavo prie sielio, o kitą vyniodavo ant veleno, pritvirtinto prie valties. Svarbiausia būdavo tiesiai ištemti vielą, tai yra tiesią liniją nuirkluoti valtį. Veleną sudarydavo apvalus rastelis, kurio abiejose galuose būdavo kryžmai pritvirtinti medžio kuoliukai ir rankenos. Skersai valties pritvirtintas velenas laisvai sukdavosi aplink savo ašį. Tokį įtaisą sielininkai vadindavo kalvarato. Jį dažniausiai sukdavo dviese. Vienas viename gale, kitas kitame. Tokiu būdu ant veleno vyniojama viela per vandenį tempdavo sielį. Nuplukdę sielius, vyrai grįždavo namo pėsčiomis keliasdešimt kilometrų. Žiemos metu prie Dringio, Uteno, kitų ežerų rąstai būdavo gabenami arkliais iš Ažvinčių Minčios girios ir kraunami į krūvas, štabelius.
Medžiai būdavo gabedami ne tik rogėmis. Iš miškų iki Baluošo ežero buvo nutiestas gelžkeliukas. Vagonėlius traukdavo arkliai. Sielininkų darbas buvo sunkus. Sielius pradėdavo pinti pavasarį, kai vandenyje dar plūduriavo ledo liekanos. Rudenį sielininkai tebebraidydavo po vandenį, nors medžiai būdavo apšalę, o pakrantėje čežėdavo bangų laužomas ledas. Tik vienas iš brigados vyrų turėdavo ilgus neperšlampamus guminius batus. Kiti vienomis apatinėmis kelnėmis po ledinį vandenį braidydavo. Kojas taip užgeldavo, kad jų nebejausdavo. Tik vakare parėjus namo atšildavo. Sieliai plukdyti iki praeito amžiaus 6-ojo dešimtmečio pradžios. Vėliau rasta ir kita mediena gabenti geležinkeliu.